esmė man buvo darbo partijos puolimas po rinkimų. Pirkimai. Viskas buvo suvesta į darbo partiją. Realiai aš mačiau, kad, sakykime, pirko tie. Iki pirko. Nu, ta prasme, sakykime taip, pirko, bet jie nesažiningų būdų rinkimus. Bet buvo viskas puolimas į darbo partijas vienos. Nors aibės įrodymų šioje vietoje turėjom tikrai. Taip. Man irgi Geršys kažkada sakė, čia mūsų puola, o sako, aš kiek žinau, iš pagėgių turi atvežti kažkokią medžiagą, kur įrodys, kad ten šitą darė. Taip, tai vat aš ir vežiau. Taip. Bet esmė, buvo ten laida, kaip mane kvietės pasirodyti, kai atvažiavau. Buvo viskas blokuota, ta prasme, kad viskas buvo tik darbo partija. Aš nežinau, čia jūs filmuojat ar ką darot? Filmuojam. Esmė yra tokia, kad prezidentė buvo įsitikinusi, kad turi būti policijoje geriausia atveju ta pati, konservatoriai su liberalais. Kai socdemai gavo tiek daug balsų, aišku, bandė juos apženyti kartu. Darbo partija maišė, kadangi gavo daugiausiai. Tai pabandė, aš manau, iš tikrųjų, užakcentuotas buvo klausimas. Ten Vilniui buvo ta istorija, dabar teismai vyksta ir jinai išaiškins ir turbūt nubaustos kaltus. Bet tokių faktų tai buvo iš tikrųjų ne vienas, ne du, ne trys. Bet jie, arba jeigu buvo, tai tyliai buvo įvertinti gal net ir tuose, kaip sakyt, bauduose. Arba buvo, reiškia, akcentuojama tik tai darbo partija. Todėl, kad ją kaip tai eliminuoti iš sudaromos koalicijos. Aš taip sprendžiu. Dabar žiūrėk, man susidaro toks įspūdis, kad vienintelė jūsų partija kaip ir buvo neparanki formuojant visą daugumą ir apskritai galbūt visą valstybės valdymą. Bet aš manau, kad jeigu būtų pavykęs, sakysim, tas planas, kai kreipėsi į konstitucinį teismą, į kitur, ir jeigu būtų pasakęs, kad anuliuojami ne tik tai kelių žmonių mandatai, o visi rezultatai darbo partijos, tai būtų pasiektas tas tikslas, dėl kurio buvo kreiptas. Bet tiesiog nebuvo pagrindą, nebuvo dėl ko. Konstitucinis teismas tokį priėmė, sakyčiau, kompromisinį, pabandė saliamonišką tokį sprendimėlį ir darbo partija liko ir socdemai sudarė koaliciją. Bet viskas buvo daroma, kad jos nebūtų. Atsakymas. O sakyk, galite atsakyti, ar jūs planuojate į valstybės vadovo postą? Dabar mes kandidatuojam su kitu kolega, ministru Biručiu, ir suvažiavimas spalio bus vidury ir turės apsispręsti dėl vienos kandidatūros. Tai aš, jeigu partija iškels, pasiruošęs kautis, bet dar reikia tuose vidiniuose rinkimuose laimėti. Na, sakykime, kad jūs partija deleguoja. Vienas vienintelis dalykas, kurį jis kaip vadovas valstybės norėtų kažką tai keisti ar gyveninti. Matot, gal tokį labai sunku pasakyti, va taip pat vieną, bet aš matau šiandien labai susiskaldžiusi su Lietuva. Tiesiog yra net ir skandalai tie kažkaip organizuojami, kad dar giliau jos tuos suskaldimus paryškinti. Tai prezidento, mano supratimu, yra didžiausias uždavinys nevadovauti iš viršaus žiūrint, sakai, tu geras, tu blogas, tu toks, arba ten tu anoks, bet bandyti suvienyti tą tautą. Ir va tie 5 metai taip ir neįvyko to suvienyti. Taip pedofilai, taip kažkokie valstybininkai, tai dabar dar kažkokios gaujos. Kaip jūs manote, ar čia gal yra kitų valstybių įtaka? Nemanau, neabejoju, kad yra kažkokie įtakos. Bet prezidentui galios ir yra. Jo nėra galios, sakysim, ten ūkį tvarkyti ar ką. Bet va šitą dvasinį tokį psichologinį klimatą visuomenį ir savo tautoje atkurti tokį, pasakyčiau, tokį solidarumo jausmą. Jeigu tu verslininkas, tai nebūtinai turi elgtis taip, kad žmogus išvažiuotų iš šalies ir negalėtų, reiškia, čia dirbti, negyventi. Bet kažkiek atsakomybės turim kiekvienas savo prisimti, bet prezidento tas vienintis vaidmuo, aš manau, turėtų būti pats didžiausias. Na, iš ties, man tai džiugu girdėti, kad jūsų toks tikslas yra, nes aš šitą dalyką labai pastebėjau, vienybės trūkumą ir galėčiau linkėti tik sėkmės.